Tai ką, sveiki visi. Šiandien aš vėl su jumis, keliautojas Aurimas Mockus. Ir šiandien mano kelionė tokia visiškai neįprasta, išeinant iš visų savo standartų, keliauju į Švediją. Ir keliauju ne vienas, keliauju į žvejybą. Ir kartu su manim yra Rimas. Labas, Rimai. Labas, Aurimai. Tai papasakok trumpai, kur mes šiandien keliausim ir ką mes darysime. Šiandieną mes sėdam į keltą. Rytoj iš pačio ryto atsikeliam su keltu į Karlshamną ir važiuojam netolimais, turim žvejybinę tokią bazę, labai puikiai, gerai sudėliota infrastruktūra keliautojai, poilsiautojai, žvejybai ir bandysim gaudyti starkį. Starkį net? Starkį, gerai, starkis yra gerai. Bet aš manau, kad ne tik starkį, turbūt ir kitos žuvis ten puikiai kimba. Tai kalbos nėra, žinoma. Tai turėsim nuostabės 5 dienas. Jo, bandysim orientuotis į starkį, iš tikrųjų norėčiau. Nu, matysim, kaip bus iš tikrųjų nuvažiavę į vietą. Gerai, tai kaip matot, šiandien mūsų kelionė yra į Švediją, tai esame jau Klaipėdos uoste ir neužilgo keliausime į keltą ir vyksime į Karlshamną. Pagaliau jau esame kelti ir atsišvartavome, išvykstame iš Klaipėdos. Visą mūsų kelionę truks ištisą naktį, o rytoj mes sveikinsimės iš Švedijos. Tai nepamirškite tie, kas stebite mano kanalą, jį prenumeruoti. Tiems, kas galbūt įvertinsite arba teigiamai, arba neigiamai, irgi didelis respektas. O jeigu pasidalinsite, tai dvigubas respektas. Laukiu jūsų komentarų ir keliaujame. Labas rytas. Sveiki atvykę į Švediją. Atvykom į kempingą. Labai gražu čia. Labai. Welcome. We saw you coming up, so we wanted to welcome you all. Hi, Elke. Hi, AJ. Hi. Hi, Elke. Hi. Nice to see you. Antonia. Čia kaip kur susitinka žmonės, kaip matot, Lietuvoje su duona ir druska, o čia su vietiniu alum. Esame Esnens nacionaliniam parke ir matau teritoriją čia ganėtinai iš tikrųjų labai didelė, tik tais
yra pačios ribos pavaizduotos, nes čia, kur mes gyvename, tame kempinge, pasirodo, yra ne žvejybos zonos, šiek tiek iki jos reikės pavažiuoti. Tai dabar mes ruošiamės po truputį jau vešime nuleisti valtį ir įranga suruošta, belieka sulaukti tik tais pirmųjų kibimų. Keliaujam, susipažinsim su vietinė moteriškė, kuri prižiūri, pasirodo, brandaus amžiaus moteris, bet sugeba visą tą teritoriją viena pati, prižiūrėti. Tai turim, Rimantas yra paėmęs lauktuvių simbolinį iš Lietuvos, tai einam, susipažinsim. Turime įsigyti licenzijas. Reikia turėti licenzijas, nes be jų pasirodo tiesiog negali žvejoti. Kiekvienas nacionalinis parkas Švedijoje turi savo licenzijas žvejybai, tai mums reikia šiuo momentu 3. Aurimas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. How are you? Welcome. Nice. From Lithuania. Oh, thank you. Can you meet my dogs? I must say hello to them. Draugeliai, tai vietiniai medžiotojai. My hunting dog. Iš karto atspėjom. I need to prepare, I would like to explain a little bit about the lake and for how long. Tokie diplomai tik simbolizuoja, kad ši vieta yra tikrai pastebėta ir įvertinta ganėtinai aukštais balais. Well, welcome to Getnö, Lake Åsnen Resort. You are in the south of Småland, in south of Sweden, in the middle of a very beautiful lake called Lake Åsnen. Lake Åsnen is a part of a big water system running from Växjö all the way out to Karlshamn. And Lake Åsnen is the biggest lake. We have 155 square kilometers, and we have over 1,000 islands in the lake. That makes it very unique. And since 2018, we have the new national park in Sweden, Lake Åsnen National Park, and it's number 30 in Sweden. And we are very proud to have it as our direct neighbor, because it means that it's the highest protection of the nature in Sweden. It's actually, we say, nature's hall of fame, and the national park is only 19 square kilometers, and it's in the middle of the lake. Can I show you on the map? Good. So this is the whole lake. And where we are? We are here on Lake, on the island Getnö, and Åsnens National Park is our direct neighbor. And for our fishing guests, as we have a lot of them, you can fish in the whole lake. It's very shallow, between 3 and 5 meters, but also we have depth like 8 to 10 meters depth, which is very good for the sander, for example. It's a beautiful place, and when you come out, you feel that you are like alone in nature. But I would say that the fishing is extremely good here in the lake. What is the history about this place? The history is that my father bought this island in 1967 to make his green dream come true. Then there were no tourists, it was just a farm, and my father loved very much hunting and fishing, and it was a beautiful area. And then slowly he started to explore the area and renovate houses on the island, and also afterwards putting up a camping. So today we have 16 houses and a nature camping of 150 places. It's a very large area, so you feel that you're in the middle of nature. Okay, what service do you provide to visitors? What service? Yeah, we have here a restaurant, we have a pub, a reception, and at the camping we have service houses with all the service you need for the campers, of course. The houses are fully equipped, but our main activities is fishing, canoeing, walking, and also riding bicycles. But I would say that the most interesting guests are the fishing guests, because the water is so full of fish, and also great sanders and great pikes. How you did meet Rimantas? How I met Rimantas? I don't really know. I just know that he is a very good fisherman. He also sends me the best pictures of all the great sanders and pikes that he takes. You have personal records? I think so. Yeah. Okay. It's always, and also very good and happy man.
Rimantas was also in a great fishing competition, the Åsnen Grand Slam, for its first time, and they came in 5th place of 22 teams, also great catches. So next year maybe you win Rimantas. Ingrid tik mums dabar ne tik tais papasako istoriją, bet jinai dar ir mūsų skrandžiais rūpinasi. Tai šioje vietoje net galite gauti ne tik tais paslaugą žvejybai, bet aišku, jūs galite įsigyti ir maisto, pasirodo, net pagamina ir vakarienę, ir pusryčius, ir you can get breakfast, dinner, yeah? Yes, they can, we bake in the morning freshly bread, and then they can order lunch packages, and then in the summer we have the restaurant open, otherwise you pre-book, and they can make barbecue packages or lunch packages when you go out on the boat. So, but dinners and so we can fix, but we just need to know it in advance. All included. Yes. We can get yes. all included. Yes, yeah, everything. Yeah. I think we can fix everything for our guests. Yes. Yes. Nu ką, aš jau savo gyvenimo žuvį pagavau čia. Gal net žvejot nebereikės. Su laivais kaip ir su motociklais. Kaip matot, taisyklės galioja lygiai tos pačios. Kol kolega jau mano bando pagauti savo pirmąją žuvį, aš noriu jums pristatyti žvejojimo būdą. Jis iš tikrųjų man yra absoliučiai naujas. Tai vadinamas live stebėjimo ir gaudimo būdas, kada tu per ekraną stebėdamas žuvį, skanuodamas po vandeniu ir ieškodamas jos, bandai kuo tiksliau užmesti masalą. Kaip matot, šiuo momentu pas mane uždėtas yra paralonas, imituojantis blizgę. Tai irgi iki šiol man niekada nebuvo matyta, bet, sako, labai veiksmingas. Tai ką, bandom daryti pirmus metimus ir tikimės savo žuvies.
Rimantas aptiko žuvį. Aš jau keletą bandžiau padaryti metimų. Nėra taip iš tikrųjų paprasta tiksliai užmesti ir atstumą įvertinant ir gylį. Bet kaip matot, va metimas leidžiasi kaip tik mano masalas palei pat žuvį. Ją reikia išprovokuoti. Tai dabar aš turiu ją užkelti ir tiesiai palei nosį pravesti. O, ką aš būtent ir padariau, bet žuvis visiškai nesureagavo į mano masalą. Tai labai įdomu. Toksai tikslumas, jisai nėra labai lengvai įgyjamas. Tai aš galiu pasakyti, kad pirmi keli mano metimai buvo labai netikslus. O, bet dabar jau žiūriu, ko toliau, to aš geriau įprantu tai daryti. Per aukštai. Yra nemažas skirtumas tarp paraloninės žvejojimo sistemos ir tarp vadinamo twisterio. Tai, kaip matot, guminukas, jisai yra šiek tiek ir mažesnis ir automatiškai tai atsispindi, kada bandote stebėti tai visą lokatoriją. Nėra jisai taip gerai matomas kaip paralonas. Tai praktiškai su paralonu, galima sakyti, yra daug geresnis stebėjimas. Nors man jisai toks atrodo, ne toks patikimas kaip guminukas. O, matau. Aukščiau. Ir dabar pauzė. Jo. Ir vyniauk dabar. Prašau, labą dieną, pareina, va. Koks tokima? Imam. Opa. Štai taip Mockų Švedijoje atidarė starkių žvejybą. Labą dieną. O ką aš jums sakiau, kad teks man mokyti. Taip. Gerai. Dar ir kaip. Persinė. Va, sargiai. Opa. Mūsų pirmasis egzempliorius. Lai gyvena. Nu ką? Pirmas žuvelė. Pirmas. Jo. Aš sakiau, kad šiandien bus daugiau kaip 7. Aš 6 sakiau. 6. Aš didesnis optimistas. Bet todėl sąskaitą ir atidariau. Leonai, sėkmės. Estafetė tavo. Daug. Leidžiam, Leonai. Surinkinėk valą. Aš kriškėlės. Mes kaip turėjau. Tavo čia, dešinėktis. Geras? Geras. Ką? Nesigės. Ko? Manęs, neatleidinėkit, Leonai. Laikau. Arčiau, prives prie kameros, jeigu eina, tai. Čia gerai? Laikau. Gerai, imam. Nu, Leonai. Eikšdam. Yra. Žiūrėk, jisai matai, apsidaužęs. Gavęs matomai trupučiuką. Nu, kažko tai velnių. Taip. Tai geriau, paiksva. Smūgis geras buvo? Starkinis toks, bet nestiprus. Smūgis, bet nestiprus. Kitas tik būtų kai kalo, tai daug geriau. Jėga.
eina, leis. Žiūrėk, kaip gražiai matai. Čiups, eina, pas. Yra, bliama. Gerą kibimą čia matėm, eik tu savo toksai. Ne, čia rimtas. Nu, žiūrėsim. Manėm, kad apie 5 kilogramai, bet žiūrėsim, kiek. Nebuvo. Ne. Šapta. Tariant? Nu, tai didės pačišką. Yra. Leonai? Sustingai Leonai kažko. Taigi laikau. Gerai, nieko taip. Atsakingas momentas. Šaktai nudės, matai? Nu šitą nusprendėm, kadangi jau ir jis gerokai. Jau čia jau teks čiupti į vakarieniai. Paragausim starkiuko vietinio. Giliai nudės. Nu, čia bus apie kokie 2,5, ne? Jo, vargšas, su girkle išsikabino. Jau tokio paleist negalima būtų, jau čia ir nuodėmė būtų. Švaistimas resursų, o kraujai paplūdo. Nu, nieko, traukia metrą, dirbam darbą. Paimsiu sustiklės. Nu ką, spėkit, aš sakau 705. Ai, centimetrų? Jo. 703. 703. Mano kraujai biškėlį. 6, 2,5, 2,650 Kilogramų, ne? Taip. 265, 28. 2,650, gerai. Kiek Leonai? Kiek spėk? Jungiai? 73. 2, 703, ne? Gerai. 2. O. 2. Žiūrėk. 270. Ne, 2,685. Mano. Tai buvo. Vėl atspėjau. 2,65. Taip, šitą. Gražiai. Vandenuką iškeliu. Ką darysim? Paragausim. Kaip jau pastebėjote, mūsų žvejyba Švedijoje dar tik įgauna savo pagreitį, tad susitiksime dar ir antroje dalyje. O joje mes ir toliau žvejodami grožėsimės nuostabia mūsų supančią regionę parko gamta. Išgirsite, ką Rimantas papasakos apie neįprastą man žuvų gaudymo techniką, pakalbėsime detaliau apie šios žvejybos įrankius, pašnekinsime atsitiktinai sutiktus žvejojančius lietuvius, na ir būtinai užsuksime į aplinkinės girias, kad asmeniškai įsitikinti, ar tikrai Švedijos miškai gausus miško gerybėmis.